Sveiki, mėly klausytojai, įsijungę tinklalaidžių ciklą Žalieji pokalbiai. Su jumis sveikinuosi aš, tinklalaidės vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Šio epizodo metu kalbėsime apie elektromobilumą. Siekdama mažinti anglies dvideginio emisijas, ES užsibrėžė tikslą, kad nuo 2035 metų visi Europoje naujai pagaminami lengvieji automobiliai turės būti nulinės emisijos. Lietuvoje pastebimi žingsniai siekiant nulinės emisijos tikslo. Štai nacionalinėme energetikos ir klimato srities veiksmų plane numatytomis priemonėmis siekiama skatinti elektromobilių įsigijimą ir platesnį naudojimą, užtikrinti viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros plėtrą, taip mažinant taršą transporto sektoriuje. Kodėl elektromobilių plėtra yra būtina siekiant sušvelninti klimato kaitą, kaip yra skatinama elektromobilumo plėtra ir kaip yra gaminami elektromobiliai. Apie visą tai šiandien tinklalaidėje kalbamės su Susisiekimo ministerijos ateities susisiekimo politikos grupės vyresniąja patarėja Aiste Gasiūniene. Sveiki, Aiste. Labą dieną. APVA žaliosios transformacijos departamento direktorė Agnė Markauskienė. Sveiki, Agnė. Labą dieną. Ir su elektromobilių entuziastu BestEV4Me.lt platformos bendra autoriumi Tadu Ratkevičiumi. Sveiki, Tadai. Sveiki. Tai pradėkime nuo pat pradžių prie esmės apskritai, kodėl elektromobiliai ir elektromobilumas yra svarbus kovojant su klimato kaita ir kodėl mes tai matome kaip vieną iš tokių kertinių tikslų tiek ES strategijoje, tiek Lietuvos tvarumo strategijoje, minėjau nacionalinį energetikos ir klimato veiksmų planą. Ten irgi jau atsispindi, kad elektromobilumui mes dedame aiškų akcentą kaip reikšmingą tokį pokytį, kurį turime įgyvendinti. Tai Aiste, pirmiausia, sukuosi jūs, galbūt galite šiek tiek pasidalinti, kodėl mums yra svarbu ir kokią iš tiesų naudą kovoje su klimato kaita atneša būtent elektromobiliai ir elektromobilumas. Europos Sąjungoje bendrai transporto sektorius generuoja apie 1/5 visos taršos ir konkrečiai iš kelių transporto tarša siekia apie 70%. Tuo tarpu Lietuvoje pas mus yra iš kelių transporto šiltnamio efektą sukeliančių dujų generuojama apie 95% visos taršos. 95%. Ir bendrai transporto sektorius sudaro jau maždaug apie 35% visos taršos. Tai žodžiu, transportas pas mus yra išties taršus, taršiausias pas mus yra kelių transportas. Ir taip pat svarbu paminėti, kad didelė dalis šios taršos atsiranda būtent iš lengvojo kelių transporto, konkrečiai daugiau negu pusė visos kelių transporto taršos. Tai sprendimai reikalingi tam žaliajam pokyčiui, visų emisijų mažinimui yra išties labai reikalingi, žiūrint į perspektyvius ir ilgalaikius visos ES tikslus, tapti klimatui neutraliais iki 2050 metų. Ir tarpiniai tikslai, ir trumpalaikiai, ir šiek tiek ilgesni yra taip pat reikalingi. Todėl yra nustatytas tikrai ambicingas tikslas Lietuvos transporto sektoriui sumažinti šias išmetimus 14%, lyginant su 2005 metais. Įsivaizdavimui dabar, lyginant su 2005 metais, mūsų tarša yra plus maždaug 40%. Tai iššūkis yra tikrai didžiulis. Ir sprendimai reikalingi įvairūs ir kompleksiniai. Ir ne tik susijęs su kelių transporto, bet ir su kitom transporto sritim, todėl kad reikalinga ieškoti itin plačių ir efektyvių sprendimų, kaip pakeisti tiek žmonių, tiek visos visuomenės požiūrį, keliavimo įpročius, tiek ir didžiųjų verslo sektorių ar smulkiųjų įmonių kasdieninės keliones ir kasdieninį judumą. Elektromobiliai ir jų spartesnė plėtra viena iš pagrindinių priemonių, kuri tiek pas mus, tiek ES mastu laikoma kaip prioritetinė priemonė emisijų mažinimui. Tačiau čia vėl turbūt atkreiptinas dėmesys, kad nėra unikalios formulės arba unikalaus sprendimo, kaip geriausiai to pasiekti. Ir vis tik priemonės yra gyvendinamos kartu. Plačiuoju požiūriu tiek kitų alternatyvių degalų skatinimas, tiek reikalingos infrastruktūros vystymas, tiek visuomeninio transporto, tiek kelių, tiek geležinkelio plėtra. Taip pat įvairios priemonės, kurios tiek skatina, tiek riboja
elgsenos pokyčius, tai yra tiek mokestinės, tiek reguliacinės, kitos įvairios priemonės. Na ir turbūt nemažiau svarbu yra bendras tas visuomenės informavimas, švietimas, mokymas, skatinimas keisti tos įpročius, nes viskas priklauso pirmiausia nuo mūsų pačių, mūsų norų ir galimybių. Iš tiesų, turbūt mes visi puikiai suprantame, kad kai kalbame apie tas žaliasis transformacijas būtent judumo srityje, tai tikrai nekalbame, kad visi turi persėsti į elektromobilius. Čia dažnas būna argumentas, kad kas iš to, jeigu dabar spūstyse stovi vidaus degimo variklio automobilį, o štai staiga visi sėdės elektromobiliuose. Tai, kaip Aistė ir paminėjote, yra ir tie kiti procesai, kurie turi būti įgyvendinti tiek viešojo transporto, tiek apskritai darnaus judumo. Tos alternatyvos turi būti plačios ir tie mąstysenos pokyčiai turi būti, bet šiandien norisi uždėti tos akcentus ant elektromobilių, kurie be abejo taip pat užima labai reikšmingą vietą šitoje kovoje su klimato kaita ir būtent darnaus judumo infrastruktūros plėtroje. Tai Agne, norisi šiek tiek pasisukti jūs, pakalbėti, taip šiek tiek plačiaja prasme, kokie vis dėlto šiuo metu yra iššūkiai ir galimybės Lietuvoje pereiti prie tos platesnės elektromobilių panaudos, ar ne? Ar vis dėlto turime pakankamai tinkamas tokias sąlygas tą daryti ir įgyvendinti, ar gyventojai tam yra nusiteikę tą daryti ir apskritai kaip atrodo dabartinė ta tokia Lietuvos transformacija į elektromobilumą? Tai jau pati parama aplinkos projektų valdymo agentūroje, pereinant į elektromobilumą, atsisakant taršių automobilių, prasidėjo nuo 2019 metų, kur buvo skatinama atsisakyti taršaus automobilio, vietoje įsigyti mažiau taršų arba elektromobilį, arba čia kaip Aistė ir minėjo, ir kitos priemonės, kaip persėsti, važiuoti traukiniais įsigijant bilietus, dalinimosi paslauga, paspirtukai, elektriniai dviračiai ir kita. Ir ši parama tęsiasi ir toliau, kadangi susidomėjimas tikrai didelis, o ypač šylant orams jisai vis padidėja, bet yra ir kitų priemonių, yra priemonių ir įsigyti grynai elektromobilį fiziniams arba juridiniams asmenims, kur galima gauti kompensaciją iki 5,000 eurų įsigijant naują elektromobilį arba 2,500 naudotą, įmonėm 4,000, o visuomeniniam įmonėm viešajam sektoriui tai irgi suteikiama parama 5,000 eurų fiksuotas įkainis naujam elektromobiliui arba vandeniliu varomam transportui, naudotam 2,500 eurų taip pat skatinama. Bet neapsiribojama ir tai, ir toliau einama, atsigręžiama net ir į ūkininkus. Šiuo metu yra parama skatinanti įsigyti elektrinę ūkinę techniką, taip pat žiūrima ir į įmonės, kur skatinamas N3 priemonių, tų didžiųjų priemonių finansavimas, kur galima įsigyti elektra varomas transporto priemonės. Taip pat ir žiūrima į infrastruktūrą. APVA finansuoja viešam naudojimui skirtas elektromobilių įkrovimo stoteles, kurios apima praktiškai visą Lietuvą, nuo TNT kelių iki tam tikrų savivaldybių vietų ir taip toliau. Tai mūsų taip pat kolegos iš Lietuvos energetikos agentūros finansuoja privačių stotelių įkrovimo įsigijimo galimybės. Tai tų priemonių turbūt yra nuo iki, tikrai labai platus spektras ir tikrai susidomėjimas gan nemažas, ypač įsigijant elektromobilius, bet truputėlį trūksta susidomėjimo iš viešojo sektoriaus, kur norėtųsi irgi paskatinti ateiti ir įsigyti elektromobilius. Ir taip pat su viešąja infrastruktūra truputėlį buksuojam, bet po truputį, manau, įsivažiuosim. Aistė, dar trumpai, Agnė paminėjo nemažai tų finansinių priemonių, kurios yra vykdomos, ar ne? Tikrai daugam teko girdėti apie tą paramą, kurios galima sulaukti norint įsigyti elektromobilį, bet ar yra daugiau iniciatyvų ne tik finansinės perspektyvos, bet ir kitais būdais, kaip gyventojai ar viešasis sektorius ar privatus sektorius būtų skatinamas pereiti prie elektromobilių Lietuvoje? Taip, tikrai priemonių yra daug ir įvairių. Jeigu mes kalbėtumėm apie viešąjį sektorių, tiems subjektams, kuriems galioja žaliųjų pirkimų reikalavimai, tai čia turbūt yra atkreiptinas ypatingas dėmesys.
nes nuo 2026 metų pagal alternatyvių degalų įstatymo nuostatas įsigijant lengvuosius automobilius, jų emisija turės būti tik nulinė. Šiuo metu pagal tos reikalavimus iki 60% turi būti iki 50 gramų CO2 reiškias reikalavimas. Taigi kiti metai bus tikrai tie didieji proveržio metai, kai pirkimai visi turės būti tik tai žali lengvųjų transporto priemonių. Jeigu mes kalbam apie gyventojus, ir ypatingai Vilniuje, kur daugiau nei pusė visų elektromobilių yra registruota, jiems labai svarbios tas taip vadinamos minkštosios priemonės. Tai yra galimybė judėti viešojo transporto pažymėtomis juostomis, taip pat parkavimo lengvatos. Turbūt bus labai svarbu ir miestuose atveriamos mažos taršos zonose, kur bus ribojami taršūs ir triukšmingi automobiliai ir čia irgi galimos lengvatos. Taip pat galioja lengvatos įvažiavimas į tam tikras mokamas zonas, tai pavyzdžiui buvo Neringos savivaldybėje elektromobiliais patekti nemokamai. Taip pat be jau Agnės minėtų finansinių paskatų įmonėms yra ir kitos mokestinės paskatos. Čia turbūt svarbu paminėti gal ne tiek, kad įmonėms, bet visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie yra PVM mokėtojai. Tai kaip žinot, yra galimybė įtraukti į PVM atskaitą visus elektromobilius, tiek naujus, tiek naudotus, reiškia, kurie yra iki 50 000 įsigijimo vertės. Ir taip pat dar labai svarbi priemonė yra ta, kad įsigalioja ir pelno mokesčio pakeitimai. Tai yra transporto priemonės, taip pat į atskaitas galės būti traukiamos pagal nustatytas sumas, o sumos yra nustatomos konkrečiai per transporto priemonę emisijas. Tai yra, kuo taršesnis automobilis, tuo mažesnė jo įsigijimo vertė galės būti traukiama. Dar vienas turbūt sąlyginai ir naujas, ir senas aspektas, bet vis tik matom, kad jis ypatingai tampa su kiekvienais metais vis svarbesnis yra pačių įmonių tvarumas. Ir konkrečiai keliami reikalavimai dėl tvarumo ataskaitų teikimo ir dėl tvarumo tikslų. Matome ir nemažą pavyzdį iš užsienio šalių, kai didieji koncernai, didžiosios įmonės tiesiog reikalauja iš savo aptarnaujančių įmonių, kad tie sprendimai, kuriuose jie dalyvauja, būtų kaip įmanoma žalesni. Pavyzdžiui, transporto priemonės, kuriomis atvežama prekės, būtų, tarkim, nulinės emisijos. Tai vis tik matom, kad ne tik tai per finansinį skatinimą, reguliacinį skatinimą ar kažkokius apribojimus, kaip, pavyzdžiui, tarkim, yra šiuo metu su kelių mokesčių, taip pat paminėtina, kad, pavyzdžiui, kelių mokestį elektrinės ir vandeniliu varomos transporto priemonės yra atleistos nuo šio mokesčio, kitiems šitie mokesčiai taikomi. Ir patys ūkio subjektai viens kitą skatina būti žalesniais ir tvaresniais. Ir vis tik tikimės, kad tas proveržis kiekvienais metais bus spartesnis. Jūs užsiminėte apie tas minkštąsias priemonės ir aš esu girdėjusi ne iš vieno žmogaus, kuris įsigijo arba ketina įsigyti elektromobilį, tokius nuogąstavimus, kad šiuo metu kaip ir yra tokių smagių motyvacinių priemonių važiuoti tą autobusų liniją, nemokamas parkavimas ir panašiai, bet pasigirsta, kad jos jau pamažu yra mažinamos, naikinamos ir sako, aš kaip ir įsigijau elektromobilį dėl šitų verčių ir staiga jau tuo jau kaip ir nebeliks. Ar pagrįstas ar nepagrįstas toks nuogąstavimas yra elektromobilių savininkų? Čia turbūt galima būtų atsakyti ir taip ir ne. Pirmiausia, turbūt dėl to, kad visos skatinimo priemonės negali būti amžinos, jos yra tam tikros trukmės ir savivaldybės ir jos savo tarybos sprendimais yra indikuoja, kada yra pasiektas tas siektinas mastas ir kada priemonės reikėtų stabdyti. Visgi, mūsų nuomonė, kad būtent tos lengvosios priemonės skatinamos vystyti kaip įmanoma ilgiau, kadangi, kaip jau ir minėjau, jų tikrai yra didžiulis efektas. Tačiau jeigu savivaldybė taiko kitas kompleksinės priemonės ir jų yra politika tiesiog išsodinti vartotojus iš asmeninių automobilių ir ne vėliau, o lygiai dabar pasiūlant kitus patrauklius sprendimus judėjimui mieste, tai tada, žinoma, tos priemonės turėtų būti ir galėtų būti vertinamos ir po truputėlį mažinamos.
Tadai, čia turbūt paklausėm nemažai, kaip ta situacija Lietuvoje, kokia jie yra, kokios yra tos priemonės, bet greičiausiai iš visų jūs geriausiai tą situaciją matote iš arti pats, kaip ir elektromobilių entuziastas, nebejoju, daug su žmonėmis apie tai kalbatės kiekvieną dieną ir platformą turite, kuri padeda ar ne tiems, kurie nori įsigyti tuos elektromobilius. Tai kaip jūs vertintumėte dabartinę tą transformacijos į elektromobilumą situaciją Lietuvoje, ar tos paskatos yra pakankamos? Ar gyventojai tikrai apie jas išgirsta ir žino galų gale ir mato tas vertes ir apskritai, ar judame pakankamai greitai, nes vis dėlto galbūt turėsite ir skaičių, kiek procentaliai tų elektromobilių Lietuvos gatvėmis vis dėlto dabar važinėja. Taip, tai iš tikrųjų tai, kas vyksta Lietuvoje, aš sakyčiau, kad tai yra normalus atspindys matyti visų tendencijų pasaulyje. Mes, matyt, prieš pradėdami sėsti elektromobilius arba skatinti elektromobilius labai turėjom gerą pavyzdį Norvegijos ir įsivaizdavom, kad va čia užteks mums, kaip sakant, tų kelių tūkstančių eurų ir tada visi puls pirkti elektromobilius ir gatvėse riedėsim tyliai be jokių išmetamųjų dujų ir nereiks mums 35 metų, pasieksim žymiai anksčiau. Bet dėja tai neįvyko, tai paprasta priežastis yra, kad vėlgi Lietuvoje tikrai pakankamai dosni yra ta paskatų sistema, tai yra 5000 eurų naujam elektromobiliui ir 2,5 nenaujam elektromobiliui įsigyti, jeigu tai yra pirmą kartą registruojamas transporto priemonė. Bet pasižiūrėjus, irgi Aistė užsiminė apie tą, sakykime, irgi ne tai, kad bausmių, bet tą kitą pusę sverto, kaip ne tai, kad skatinti su dotacijom, bet ir truputėlį su mokesčiais, kad tas skirtumas įsigyjant elektromobilį arba taršų automobilį, jisai nebūtų toksai ženklus, nes vėlgi, praėjo jau nemažai metų nuo pirmo elektromobilio išriedėjimo į gatves, jie, man atrodo, 12 metais pradėjo jau taip gausiau riedėti, tai turim 13 metų, bet elektromobilių įsigijimo kainos vis dar yra pakankamai aukštesnės. Ir ta paskata, kurią mes Lietuvoje gaunam, jinai vėlgi neatsveria netgi to skirtumo. Žinoma, yra kita medalio pusė, kad aš kadangi pats irgi finansiniam sektoriui dirbu, tai pakankamai nemažai su skaičiais draugauju ir aš jau senai visiems prieš 5 metus, kai pradėjau aktyviau irgi reikšti savo nuomonę šitoj srity, pasakiau, kad jau prieš 5 metus, jeigu tu perki naują automobilį ir jeigu tu su juo pravažiuoji bent 100 000 kilometrų, jau elektromobilis yra patrauklesnis finansiškai. Tai yra, tu per visą tą naudojimosi laikotarpį išleidi mažiau pinigų, negu lyginant su degalais varomu automobilį. Tai tikrai tų paskatų užtenka, tik tai galbūt reikia jas, galbūt dar aiškiau ir dažniau pasakoti, pristatinėti jų naudą ir vis dėlto tos skirtumus. Tos minkštosios visos, sakykime, naudos, ar ne, tie nemokamas parkavimas ir važinėjimas autobusų juostomis, jis be abejo puikia galimybė pareklamuoti tą patį, sakykime, elektromobilumą ir mano nuomonė, tos paskatos yra per anksti nuimamos, nes aš pats tikrai nuo pirmųjų dienų, kai leidžiama buvo elektromobiliams važiuoti juostomis ir parkuoti nemokamai, tą darydavau, tikrai džiaugdavausi ir matau, kaip mažėja tų juostų elektromobiliam. Jau dabar prakalbo Vilniaus savivaldybė apie tai, kad jau tam tikrose zonose bus apmokestinamas ir elektromobilių parkavimas, tai vėlgi tas, aš manyčiau, yra priežasčių, dėl ko tą daro savivaldybės. Aš jas pilnai ir suprantu ir galbūt palaikau, bet vėlgi tai bendrai tendencijai, kad daugiau žmonės susidomėtų elektromobiliais, tai nepadeda. Ir tol, kol mes neturėsim mokestinės sistemos, kuri skatintų nepirkti taršių benzininių automobilių, tol matyt mes to proveržio ir nepamatysime, nes kaip pavyzdys Norvegijoje, dėl ko tas proveržis įvyko, kad elektromobilį įsigyti būdavo 2x pigiau negu taršų automobilį. Tai būdavo, kaip sakant, visiškai net nereikėdavo galvoti. Tai yra perki elektromobilį dėl to, kad jis pigesnis. Mokesčiais. Taip.
Agne, šiek tiek norisi dar jūs pasisukti, išvardino Tadas nemažai priežasčių, kas galbūt kartais ir stabdo gyventojus taip skubiai pereiti prie tų elektromobilių ir juos įsigyti, bet galbūt turite kažkokius skaičių ir statistikos, kaip mums sekasi ar neįgyvendinti tos savo tikslus, tas žaliasias transformacijas būtent elektromobilumo srityje. Nes sunku dabar tarsi susidaryti tokį bendrą vaizdą, tai tų paskatų yra daug, atrodo, tų elektromobilių gatvėse tikrai visi dabar jau dažniau pamatom, jau tai nebėra kažkoks visiškai fantastiškas kūrinys, ar ne, jau niekieno jie nebestebina, bet vis dar girdim, kad trūks, ar ne, toje infrastruktūroje tikrai galėtų daugiau tų elektromobilių būti. Tai kokiegi vis dėlto dabar yra ta situacija, kur labiausiai reikėtų pasitempti ir kur vis dėlto gal mums jau sekasi gerai? Visą laiką norisi tų skaičių kuo geresnių. Tik tais bendrai paėmus, iš tikrųjų, per paskutinius 4-5 metus tų elektromobilių skaičius padidėjo daugiau negu 5 kartus. Tai šiuo metu visų bendrai elektromobilių, grynųjų elektromobilių yra priskaičiuojama apie 17 000, kas anksčiau buvo ženkliai mažiau. Kartu su parama taip pat irgi pasijautė tas elektromobilių skaičiaus įsigijimo toks pagausėjimas, padidėjimas. Tai vėlgi vertinant čia iš modernizavimo fondo finansuojamų elektromobilių įsigijimui, kur 5000, čia kaip jau visi minėjom, už naują ir 2500 išnaudota elektromobilį, tai nuo 22 metų startavo šitą priemonę, tai kiek čia, du su trupučiu metų ir jau yra įsigyta virš 6000 elektromobilių. Ir tikrai nestoja tas skaičius, kiekvieną dieną po vis kelias paraiškas prikapsi ir einame link to. Tai tie skaičiai tokie gerėjantis, didėjantis, tik aišku, kad norisi geriau ir daugiau ir norisi, kaip ir minėjau, ir viešai sektorių paskatinti, kad irgi būtų pavyzdys ir pereinama prie elektromobilių. Taip, Tadas, matau, norėtų papildyti. Jo, aš dėl tų skaičių, kad iš tikrųjų Lietuvoje dabar pasižiūrėjus, mes visai neblogai atrodom, procentinė išraiška, kiek elektromobilių yra parduodama lyginant su kitom šalim. Tai mes, man atrodo, pernai metais ten turėjom 14%, kad elektromobilių naujų parduodama. Bet pažiūrėjus ir palyginus, aišku, su ta pačia Norvegija, kur jau yra virš 90%, atrodo, kad mes atsiliekam. Bet tikrai yra šalių, kurios dar ir iki Lietuvos tų procentų, kaip sakant, toli yra ir matyt, mes netrodom labai blogai šitam kontekste. Bet jeigu mes kalbam sėdimą į elektromobilius tam, kad, sakykime, ta mūsų ekologija būtų geresnė ar ne, ir ten švaresnė aplinka, tai vėlgi toks įdomus skaičius, kad Norvegijoje virš 90% parduodama elektromobilių, bet gatvėse lig šiol važinėja elektromobiliai, sudaro tik tai apie 30%. Lietuvoje elektromobiliai bendram parke sudaro mažiau negu 1% irgi. Tai kad ir kaip mes džiaugtumėmės tais padidėjusiais skaičiais, iš tikrųjų gatvėse mes tų elektromobilių dar matom tikrai mažai ir dėl to tikrai reikia įdėti daugiau pastangų, kad tie skaičiai būtų didesni. Taip, Aistė taip pat norėtų papildyti, klausom. Čia gal labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad vis tik pagal ES aktus ir pagal Lietuvos nacionalinius teisės aktus elektromobiliai yra ir grynieji, ir įkraunami hibridiniai automobiliai. Tai čia norisi pabrėžti, kad šiai dienai mūsų šalyje jų yra registruota virš 30 000. Ką tai reiškia? Mes šitos skaičius vertiname pamėnesiui. Tai, pavyzdžiui, 2000-2001 metais mes net su kolegom tokias, kaip aukcioną ir dėrybas skelbdavom. Vis tik tą mėnesį ar bus 25 ar 30, reiškia, elektromobilių registruota šalyje, dabar tai atrodo tikrai su šypsena, nes dabar jau pas mus pamėnesiu yra registravimas apie 1000 transporto priemonių, tai vis tik tas pokytis tikrai yra ženklus. Jeigu, pavyzdžiui, 2002-2003 metais buvo apie 300-500 per metus, tai matom, kad tas registracijos progresas yra tikrai didžiulis. Taip pat, kaip tik šiandien ryte, nežinau, galbūt sutapimas, vis tik važiavom su vyru kartu elektromobiliu į darbą ir važiavimo tokiu keliu, kuris dažniausiai veda iš daugiau nuosavų, reiškia, namų turėtojų. Ir sakau, atkreip dėmesį, važiuoja elektromobilis prieš mus,
paprastas automobilis vidaus degimo varomas, elektromobilis ir tada mes su elektromobiliu. Tai bendra tendencija, kad elektromobilių tikrai ženkliai daugiau. Tai tikrai labai norisi pasidžiaugti, nes Vilniuje tas elektromobilumas tikrai taip ženkliai matomas, galbūt lyginant su kitoms savivaldybėms ir vis tik tas proveržis po truputėlį visur yra ir girdim ir matom ir savivaldybių norą ir mažesnių miestelių norą atsinaujinti ir tapti mažiau taršiais. Bet čia dar turbūt labai svarbu paminėti tas aspektas, kad vis tik einant koja kojon su elektromobilumu, nebūtinai turėti asmeninį automobilį. Ir čia galbūt vėlgi toks skatinimas pagalvoti, plačiau galbūt naudotis to žaliojo, ar kaip ir minėta, viešuoju transporto ar mikromobilumo priemonėmis, bet galbūt ir jeigu vis tik tas automobilis reikalingas, plačiau naudoti dalinimosi automobiliais paslaugom, nuomos automobilių paslaugom. Manau, kad šios įmonės taip pat yra ir pagal vartotoją suinteresuotos plačiau pasiūlyti, reiškia, tokius automobilius. Juolab, kad jais sprendžiamas ir kitos problemos, pavyzdžiui, kamščios miestuose. Ir vis tik, kažkur čia prieš keletą metų, jeigu gerai pamenu, buvo atlikinėjama tokia studija, kad vienas dalinimosi automobilis pakeičia dienos metu apie 36 ar berods 38 įprastus asmeninius automobilius. Tai tas tikrai pokytis būtų gatvėse ženklus. Bet vėlgi, čia reikia vertinti kiekvieno asmens galimybės ir tas bendrai rinkoje teikiamas siūlymus. Jeigu vis tik įsikvietė, Bolto automobilį ir tu sumoki papildomą mokestį, nes jo prie jo nurodyto žalias atvažiuoja ne visai žalias. Tai čia vis tik turėtų būti tikrai toksai jungtinis visuomenės, verslo ir viešojo sektoriaus, kaip sakyt, suinteresuotumas siūlyti kuo tos žalesnius prieinamesnius sprendimus. Ką Aistė minėjo, kad tikrai aš iš savo patirties irgi galiu pasakyti, mes kadangi gyvenam užmiestį, už Vilniaus ir kiekvieną rytą turim vaikus į senamiestį vežti į mokyklą, tai irgi buvo klausimas, ar mums reikia 2 automobilių ar 1. Ir iš tikrųjų mes pasirinkom variantą, kai mums užtenka 1 automobilio ir jis yra elektrinis, o antro automobilio, kai reikia, tai aš būtent ir naudojuosi davažiavimui iki mūsų mikrorajono tą carsharingą vadinam, ar ne, tai yra paslauga elektromobilių dalinimosi ir po to, kadangi nėra stotelės prie pat namų, kad galėčiau palikti, tai tada sėdu į elektrinį miesto autobusą ir daveža mane praktiškai iki namų. Tai tie, sakykime, kartą per savaitę, taip dažniausiai reikia tą daryti, to pilnai užtenka ir tą galima, kaip sakant, daryti pilnai elektrinė ir nereikia to antro automobilio. Tai tikrai įmanoma išsiversti su 1 automobiliu ir elektriniu. Taip, tai visai greitai išseko mūsų laidos laikas, nors elektromobiliai ir man asmeniškai yra tokia viena įdomiausių temų ir joje tikrai nemažai yra ką padiskutuoti ir žinau, kad tai dar padarysim su savo pašnekovais, nes turėsime dar laidą, kur pakalbėsime ir apie mitus ir apskritai tokią mąstyseną visuomenės, ką šiek tiek ir šitoje laidoje palietėme, kodėl galbūt daugiau ar mažiau žmonių važinėjo elektromobiliais arba vis pabijo jį įsigyti, tai dar tikrai prie šių temų grįšime, bet šiam kartu jau norėčiau padėkoti savo pašnekovams, kurie sutiko šiandien pasikalbėti. Su mumis šiandien buvo Susisiekimo ministerijos ateities susisiekimo politikos grupės vyresnioji patarėja Aistė Gasiūnienė, taip pat APVA žaliosios transformacijos departamento direktorė Agnė Barkauskienė ir elektromobilių entuziastas bestev4me.lt platformos bendraautorius Tadas Ratkevičius. Noriu Jums padėkoti už pokalbį, o klausytojams ačiū, kad klausote ir iki kitų susitikimų.